Блядь. Ты еще прадedi. Junkitės, prašau. Ką reiškia nesigauna? Ant nuorodos spaudžiate ir atsiranda pas mus leidimas prisijungti ir mes jums prijungiam. Jo. Nu. Ne, čia nereikia nukreipti, tu prisijungti prie mūsų mitingo. Jis jau sukurtas, aš jau prisijungęs jau viską. Ne. Ant mūsų nuorodos reikia spausti, kai nuorodas jūs tai aktyvi. Tai jos net nereikia, jeigu yra kūros, net jos nereikia įsirašyti. Tai per kompą gal pabandyti? Nebus jo. Nemoku prisijungti. Tai gal pavyks kažkokiam prisijungti? Pradėk. Labą dieną. Pradedame visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą, viešą susirinkimą. Dabar yra 2023 m. rugpjūčio 18 diena, 15 valanda. Ir pristatysime objekto didmeninės prekybos parduotuvės Vilniaus rajono savivaldybė Avižienių seniūnija Galinės kaimas Kaimo gatvė 94. Sklypo kadastrinis numeris 4174-0300-240 statybos ir kitos paskirties fermų paskirties pastato Viršidės griovimo projekto projektinius pasiūlymus. Man tai neina kartu. Projektą... Nergas. Nieko nesigirdi? Alio? Aš tai viską girdžiu. Nežinau. Truputėlį panašu turim techninio sklandumų, tuoj pratęsim. Bet nesigirdi. Tai vėl kažką jūs nustatėte? Nieko aš nenustačiau, aš tik Nu taip pratėjau. jau buvo ryte taip pat. Kažkas negerai statyti. Nu kas negerai, bet ta prasme... Nu, man, jeigu aš tikrai vėl šitą girdžiu, man zin. Nu tai gerai, nes aš tai jūs tai girdžiu per tą, ką sakote šiais. Nu, gerai, tai tęsime visuomenės informavimo numatomą statinių projektavimą. Ir dabar yra rugpjūčio
18 diena 2023 metų, 15 valanda ir pristatom objektą pasikartosiu didmeninės prekybos parduotuvės Vilniaus rajono savivaldybė Avižienių seniūnija, Galinės kaimas Kalno 94 statybos ir kitos paskirties fermų paskirties pastatų viršydės griovimo projektinius pasiūlymus. Projektą pristatysiu aš, susirinkimo pirmininkas architektas Andrius Kunstavičius ir susirinkimo sekretorius, kuris yra prisijungęs, yra architektas Audronis Vydžius. Statytojas fizinis asmuo SU turėtų netrukus prisijungti, o aš, prasme, pasakysiu, kad šitas susirinkimas yra įrašymas, jis yra viešas ir jeigu prie jo prisijungs dar žmonių be mūsų ir užsakovo, pristatysim projektą plačiau, dabar, kadangi jis bus skelbiamas, trumpai pristatysiu patį projektą. Tai projektiniai pasiūlymai buvo įkelti info statybą Liepos 28 dieną šių metų ir projektinius pasiūlymus leisti pristatyti rugpjūčio 3 dieną. Buvo jie patvirtinti ir informacija sukelta į Vilniaus rajono savivaldybės puslapį. Taip pat buvo iškabinti plakatai statybvietėje ant tvoros, kur buvo galima rasti visą informaciją apie numatomą šį projektavimą, kurį mes dabar ir pristatome. Taigi, ta informacija, kuri buvo paskelbta apie viešą susirinkimą, tai kad iki pačios dienos su viešaisiais projektiniais pasiūlymais buvo galima susipažinti vietoje, tai yra Aušros vartų gatvė 5 pasažas skersgatvyje Vilniuje, darbo dienomis nuo 10 iki 15 valandos iš anksto susitarus telefonu +370 620 4000. Taip pat buvo galima teikti informaciją ir pasiūlymus ir pastabas dėl projekto elektroniniu paštu projektai.lb@gmail.com, taipogi iki šios dienos, bet nei nurodytų telefonu, nei nurodytų elektroniniu paštu, jokių interesantų laiškų nebuvo gauta, jokių skambučių su pasiūlymais pastabom taip pat sulaukta nebuvo. Visuomenės informavimas nuotoliniu būdu skelbtas, tai nuoroda į šį prisijungimą buvo tiek plakate, tiek Vilniaus rajono savivaldybės puslapyje. Ir kaip matom, kol kas dar be mūsų, tai yra manęs architekto Andrius Kunstavičius, susirinkimo pirmininko ir sekretorius, kol kas nieko nėra prisijungę. Tai aš pasakysiu tada apie projektą, trumpai pristatysiu. Mes susirinkimai turime valandą, tai yra nuo 15 valandos iki 16. Ir jeigu per tą laiką nesusirinks interesantų neprisijungs, teks konstatuoti, kad visuomeniai šitas projektas nėra aktualus ir procedūra yra atlikta. Tai kalbant apie patį projektą, tai sklypas, kuriame numatomas projektas, yra Vilniaus rajono savivaldybėje Avižienių seniūnija, Galinės kaime Kalno gatvėje 94. Sklypo kadastrinis numeris yra 4174. Pasviras brūkšnys 0300 2.240. Pagrindinė naudojimo paskirtis sklypo yra kita. Žemės sklypo naudojimo būdas yra komercinės paskirties objektų teritorijos. Ketinama projektuoti prekybos paskirties pastatą. Sklype dokumentuose šiuo metu yra nurodyta, kad yra kitos fermų paskirties pastatas Viršidė, kuri numatoma griauti. Realybėje tai šita Viršidė yra fiziškai nusidėvėjusių dokumentuose 70%, bet esmė, kad nei esamai topografiniai nuotraukai, nei žemės sklype ant žeminės dalijų neišlikę, tai ketinama tiesiog pašalinti tai, kas jau bus po žemės sluoksniu pasislėpę. Tai va, projektinių pasiūlymų rengėjas yra mažoji bendrija architektas Audronis Vydžius, projekto vadovas esu aš, architektas Andrius Kunstavičius, taip pat bendraautorius architektas Audronis Vydžius. Statytojas yra fizinis asmuo, kurio inicialai yra SU. Perrinksiu aš jums dabar. Pabandykit žmonos fondą. Peržiūrėsiu iš jūs dabar ir turbūt matote, yra bendrieji rodikliai sklypo, tai sklypo plotis yra 5036 kvadratiniai metrai, numatomas sklypo užstatymo intensyvumas 0,32, sklypo užstatymo tankumas numatomas 33%. Pastatas yra, kaip ir minėta, prekybos paskirties,
taip pat jame numatomas sandėliavimo paskirties patalpos. Pastato bendro plotas yra numatomas 1599,61 m2, tūris 13250 kubinių metrų, aukštų skaičiai numatomi 2, pastato aukštis 9,5. Matome, kad dabar kažkas bando prisijungti. Tuoj mes pasižiūrim, va, matom, prisijungti bando Rasa Komleva. Kas vyksta? Labą dieną. Aha, sveiki. Labą dieną. Sveiki. Va, matom, prisijungia mūsų statytojas, jisai iš kitos paskyros tik panašu. Tai visiems, kas yra susirinkime, pristatysiu, kad čia yra fizinis asmuo SU, prisijungęs iš kitos paskyros. Tai labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Įjunkite, prašau, mikrofoną. Girdite jūs? Ar Girdite? statytojas girdi mus? Girdžiu. Girdi statytojas, pagaliau prisijungia ir mus girdi. Tai tada, kadangi interesantų daugiau nėra, aš tęsiu projekto pristatymą. Įjungsiu dabar aš jums projektinius pasiūlymus. Kol aš kalbėsiu apie pastatą, aš rodysiu pastato vizualizacijas. Ir pristatymas prasidės nuo to, kad pastatas numatomas Vilniaus rajono savivaldybės Avižienių seniūnijų Galinės kaime Kalno 94. Sklypo kadastrinis numeris 4174 pastatas /0300 2.240. Numatoma pastatyti prekybos paskirties pastatą, didmeninės prekybos parduotuvės su sandėliavimo paskirties patalpomis. Sklypo plotas yra 5036 kvadratiniai metrai. Žemės sklypo inventoriai išraše yra nurodyta, kad sklype yra fiziškai pažeistas likę tik 16% kitos paskirties fermų pastatas Viršidė, unikalus numeris 4196/1018/6029, tačiau pastatas jau fiziškai sunykęs ir tiek dabartinėme žemės sklypo plane, tiek topografinėje nuotraukoje antžeminės šios pastato dalies nėra išlikę. Taip pat žemės sklype dabartinė situacija yra keli laikini statiniai, tai yra metaliniai konteineriai, kurios numatoma demontuoti statybos metu ir išgabenti. Žemės sklypo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Didžioji dalyje sklypo reljefas yra lygus, su minimaliu nuolydžiu, tai yra 50 metrų ilgio atkarpoje nuolydis nesiekia 1 metro. Tik ties įvažiavimų sklypą ties Kalno gatve, šiaurinį sklypo pusėje yra žemesnis nuolydis į gatvės pusę. Įjungsiu iš jums sklypo genplaną, kad matytųsi. Taip, tai va čia šiaurinėje dalyje yra kur įvažiavimas. Šiaurinė sklypo dalis orientuota į Kalno gatvę, iš kurios yra patekimas į gretimą projektuojamą sklypą. Kultūros paveldo reikalavimai šiam sklypui nėra taikomi, saugomų vandens telkinių taip pat nėra. Sklypui taikomas specialios žemės naudojimo sąlygos, tai elektroninių ryšių tinklų, elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos 15 kvadratinių metrų, taip pat šiaurinėje dalyje yra ir elektros tinklų apsaugos zonos, kadangi yra antžeminis elektros kabelis ir tai yra 315 kvadratinių metrų, tai po 10 metrų į kiekvieną pusę nuo šitos linijos, kur pažymėta. Tai genplanų pagrindiniai sprendiniai yra, kad pastatą numatoma statyti ties vakarinės sklypo riba, išlaikant norminį 3,5 metrų atstumą nuo vakarinės sklypo ribos, atsižvelgiant į pastato aukštį, kuris numatomas 9,5 metrų. Tokiu būdu centrinėje ir rytinėje pusėje numatoma kietos dangos aikštelė automobilių statymui ir sunkiajam transportui. Mažiausias pastato atstumas nuo šiaurinės sklypo ribos yra 5,46 metrai, vakarinės 3,56, pietinės 14,87, rytinės 15,25 metro. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus yra 9,5 metros, privažiavimas ir priėjimas prie pastato šiaurinės sklypo dalyje nuo Kalno gatvės, kuri yra štai čia. Sunkiam transportui numatoma įvažiavimas iš Kalno gatvės, išvažiavimas per rytinėje pusėje esantį gretimoje sklypą, kurį nuosavybės teisė priklauso ir šio projekto statytojui. Tiek darbuotojų, tiek lankytojų automobiliams numatoma parkuoti sklypo šiaurinėje, štai čia ir vakarinėje dalyje parkavimo vietos. Iš viso numatoma įrengti 21 automobilio parkavimo vieto, kas yra daugiau nei pakankamai vadovaujantis STR gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrųjų reikalavimų 30 lentele. Likusi sklypo dalis numatoma apželdinti vėja.
kas sudarytų 1218 kvadratinių metrų arba 24% viso sklypo. Tai sklypo plotas, pasikartosiu, yra 5300 kvadratinių metrų, 36 kvadratiniai metrai. Sklypo užstatymo plotas numatomas 1662 kvadratiniai metrai. Sklypo tankumas 33%, o intensyvumas 0,32. Funkciniai sprendiniai dabar pereisim prie pačio pastato. Štai čia yra pirmo aukšto planas. Ir projektuojam prekybos paskirties pastatas didmeninės prekybos parduotuvės su sandėliavimo paskirties patalpomis ir numatomas vienas korpusas. Pastatas, pasikartosiu, numatomas palei vakarinį sklypo kraštinę. Pagrindinis įėjimas yra iš šiaurinės pusės nuo Kalno gatvės. Štai čia, jeigu žiūrėti. Pastatas numatomas 2 aukštų, pagrindinės erdvės 1 aukšto, antras aukštas skirtas tik parduotuvės administracijai ir užima nedidelę pastato dalį. Jeigu jungus antro aukšto dalį, tai tik tai va toks jau mažas gabaliukas paradinėje pusėje. Lankytojams skirti sanitariniai mazgai numatomi pirmame aukšte ir turi tiesioginį patekimą iš prekybos paskirties patalpų per holą. Numatoma įrengti atskirus sanitarinius mazgus vyrams ir moterims, vieną jų pritaikant žmonėms su negalia. Antrame aukšte numatomas kelios administracinės patalpos skirtos darbuotojams. Didžioji pastato dalis yra pritaikyta prekybos paskirčiai, mažesnė dalis skirta produkcijos sandėliavimui. Maisto produktų ir pavojingų toksiškų medžiagų sandėliavimas nenumatomas. Girdim, kad dar kažkas bando arba prisijungti, arba atsijungti. Matau, kad taip pat statytojų užsakovo kitų prisijungia tas pats asmuo. Čia turbūt statytojo giminaitis ir ar šeimos narys. Visi per vieną ekraną matosi. Tai grįžtant prie pristatymo, pastatas numatomas iki 9,5 m aukščio nuo žemės paviršiaus. Pastato aukštis patikslintas bus atlikus vertikalinį sklypo planavimą. Išorės apdailai numatoma sandwich tipo plokštės įjungsiu jums dabar fasadus. Štai čia matosi pastato fasadai, pagrindinės nuo Kalno gatvės fasadai, galinės ir šoniniai. Ir išorės apdailai, kaip minėjau, yra numatoma sandwich tipo sluoksnės naudoti ir vitrinius langus. Plokščių apdaila bus šviesiai pilka, konkretus spalvų gaminiai bus tikslinami pagal RALą techninio projekto rengimo stadijai. Išorinių sienų iš daugiasluoksnių plokščių konstrukcijų elementų jungimo mazgų bei ištaisymo darbo brėžinius bus parinkti pagal techninės specifikacijas gamintojų ir darbo projektų metu parengta. Numatomas pastato plotas yra 1599,61 km2, kas sudaro sandėliavimo patalpos 596,42 km2, prekybos patalpos 812,38 km2, administracinės patalpos 151,01 km2 ir pagalbinės patalpos skirtos bendro naudojimo techniniam personalo patalpoms, sanitariniams mazgams ir koridoriams 40,16 km2. Pastato gabaritiniai matmenys yra 18,5 ant 84,5 metro. Apie automobilių parkavimą galim šiek tiek padetalizuoti, kad pagal STR gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai 30 lentelę, prekybos paskirčiai vienai vieta yra taikoma 30 km2 prekybos salės ploto, sandėliavimo paskirčiai viena vieta 200 km2 salės ploto, administracijai paskirčiai viena vieta 25 km2 ploto. Tai pas mus numatomas prekybo paskirties salės plotas yra 215,96 km2, tai yra reikalingos 8 parkavimo vietos. Sandėliavimo plotas sudaro 596,42 km2, tai reikalingos 3 automobilių parkavimo vietos. Ir numatomas administracinis patalpų plotas 150 km2, 6 automobilių parkavimo vietos. Ir viso įgyvendinus projekto numatomas sprendinius patalpoms eksploatuoti reikalinga minimaliai 17 automobilių statymo vietų. Mes pagal projekto sprendinius numatome įrengti 21 parkavimo vietą, vieną iš jų pritaikiant žmonėms su negalia. Ir projekto sprendiniai užtikrina pakankamą automobilių parkavimo patalpų eksploatacijai. Automobiliai statomi sklypo ribose šiaurinėje ir rytinėje sklypo dalyje ant įrengiamos kitos dangos. Toksai būtų projekto pristatymas, dabar yra 15:19 min. Aš įjungsiu vizualizacijas susirinkusiems pasižiūrėti
Ir likusias 40 minučių iki 16 valandos mes lauksime interesantų prisijungiant. Ir jeigu jų nebus, kaip ir nebuvo per visą skirtą laiką, iki viešo susirinkimo jokių klausimų, pasiūlymų, pastabų iš visuomenės, konstatuosim 16 valandą, kad procedūra visuomenės informavimo yra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota šito projektu. Tai dabar aš tiesiog palieku įjungtas vizualizacijas ir laukiame prisijungusių, jeigu jų bus.
Vyksta šiuo metu visuomenės informavimas apie numatomą statinį projektavimą viešas susirinkimas. Dabar yra 2023 rugpjūčio 18 dienos 15 val. 58 minutės. Susirinkimas prasidėjo 15 val. Buvo svarstomas didmeninės prekybos parduotuvės Vilniaus rajono savivaldybėje Avižienių seniūnija Kalinės kaimas kaimo gatvė 94, sklypo kadastrinis numeris 4174, pasvalio brūkšnelis 0300 statybos ir kitos paskirties firmų paskirties pasvalio Nikolus numeris 4196 brūkšnelis 1018 brūkšnelis 6029, viršytas sprendimo projektiniai pasiūlymai. Susirinkimui pirmininkavo aš architektas Andrius Mastavičius, sekretorius susirinkimų buvo architektas Audronis Lydžius. Susirinkimas vyko 1 valandą, per jį buvo prisijungę mes ir užsakovas. Iš visuomenės susirinkusių žmonių nebuvo jokių interesantų, taip pat per tą laiką skirta susipažinti projektiniais pasiūlymais ir pastabų teikimui nei nurodytais elektroniniu paštas, nei telefono numeriais nebuvo kreiptasi. Dabar yra 16:00, kadangi interesantų pasiūlymų ir pačių prisijungusių nebuvo. Daro išvadą, kad visuomenė nėra suinteresuota šito objektu ir procedūra viešinimo yra atlikta. Tai įrašas bus įkeltas peržiūrai ir Visiems ačiū ir viso gero. viso gero.